baimės, kurios sulaiko nuo pasikeitimų, nuo laimės, nuo sėkmės, nuo pilnaverčio gyvenimo, nuo tikro gyvenimo. Tai iš tikrųjų baimės tai yra normali mūsų emocija, mūsų būsena. Jeigu mes bijom, bet vis tiek einam, jeigu neužsibūnam baimiai ir jeigu jisai mūsų nesustabdo. Nes baimė yra ta tokia apsauginė, kur aš bijau, nes nepažįstu. Ten yra kažkoks garsas tikrai nesaugus ir aš dėl to bijau ir net neinu. Nes, pavyzdžiui, ten tikrai riaumoja liūtas ir aš bijau ir aš neinu tenai. Ir tada aš einu visiškai į kitą pusę ir išgyvenu. Bet, ten liūtas riaumoja, aš bijau, bet vis tiek einu ir mane suvalgo. Tai vat, baimė mus apsaugo tikrai nuo nesaugių dalykų kažkokių. Bet dažnai būna ta emocinė baimė, kur aš bijau tiesiog pasikeitimo, aš bijau naujovių, nes tai yra neįprasta ir mano protas tiesiog neik, nes mums čia jau gerai ir ką mums tada kažkur kažką daryti, kažką keisti, jeigu mums yra čia ir gerai, ne tai, kad gerai pažįstama, nors ir nėra labai gerai. Ir pavyzdžiui, dažnai žmogus kenčia, gyvena diskomforte, gyvena ne savo gyvenimą, gyvena nepatenkintų gyvenimu, bet jisai nejuda į priekį, nes čia aš viską pažįstu, aš jau žinau, kaip sureaguoti, kai mane sukritikuoja, žinau, kaip sureaguoti, kai manęs nieks nemyli, kai mane atstumia, tai aš tiesiog paverksiu, aš tiesiog niekam nebūsiu reikalingas, aš ten pavartosiu kažkokias priemonės, kad atsipalaiduot, kad pasimiršti, aš įjungsiu televizorių, prisižiūrėsiu filmų tam, kad tiesiog atsijungti ir nejausti, būtent, kad nejausti. Ir ta baimė, kad išeiti iš to. O kodėl aš sėdžiu tokioje aplinkoj, kur manęs negerbia, kur mane kritikuoja, kur mane ten pastoviai komentuoja, kur aš esu pajuokos objektas, kur aš esu išnaudojamas. Nes čia yra nauda kažkokia ir tai visada eina iš vaikystės, kad aš turiu būti toksai, tam, kad mane mylėtų. Ir aš suaugusiam gyvenime, aš būsiu toksai, kad mane mylėtų, mane priimtų. Bet dėja, suaugusiam gyvenime ne visada šitos programos suveikia. Ir viską galima pakeisti. Viską galima pakeisti, jeigu tik pirmą jaučiat, kad jūs nenorit taip gyventi, kad jaučiat, kad tai ne jūs, kad kai yra tas vidinis diskomfortas, dažnai būna išorinis diskomfortas, kai jūs labai atitolę nuo savęs, jūs net vidinio net nejaučiat pradžią, jūs jaučiat tą išorinį. Man patinka šitas būtas, man patinka šitas darbas, mane erzina ten žmonės. Ir tada visada atsigrėžiam į save ir žiūrim būtent ir dirbam čia. Iš kur tos baimės? Tai dažnai būna baimės būtent įpirštos, kad mums tėvai įdėdavo tam, kad apsaugoti, kad neik tenai, nes tu esi mažiukas, tu neturi tiek patirties, kad ten tikrai nepapultum po mašiną, kad nenugriūtum, nenusižudytum, kaip sakoma, kad ten nesusižeistum, pasakykim taip. Ir tada žmogus eina, tai aš negaliu ten eiti, nes man tėvai visada draudė. Bet pakeisti tą suvokimą, bet ašgi jau didelis, aš galiu įvertinti, aš turiu kitokią patirtį ir suvokimo lygį, kad jeigu aš ten nueisiu, tai kas blogiausio gali atsitikti. Bet būtent ta tėvų kontrolė, jinai užblokavo tą analitinį, kritinį mąstymą, kad net ir suaugęs aš neeinu, nes aš negaliu įvertinti šitos situacijos, arba aš einu nevertinę situacijos ir tada mane apgavo, apvogė ir dar visokių dalykų. Tai jeigu jūs susidurėt su tokiom, tai tikrai sveikintina, mano durys atviros jums ir dirbama būtent su viskuo, tikrai su šitokiom baimėm dirbama. O kodėl atsidūriau tokioj situacijai ir tada baimė vėl pakarto tokią situaciją. Ir pavyzdžiui, net labai daug žmonių bando savo verslą. Tikrai gali sukurti dauguma kažkokio savo solo verslo. Ne kiekvienas, nes tikrai ne kiekvienas gali būti verslininku, ne kiekvienas nori būti verslininku, kažkas nori būti ir paprastų tapytojų, dizainerių ir net ne verslininkų. Tai tikrai ne kiekvienas gali, bet
verslininkas, kas va turi tą tokią gyslelę, aš noriu, bet aš neturėjau patirties. Ir, pavyzdžiui, tėvai man draudė ten viską daryti. Ir aš bijau, bet vat iš vidaus aš noriu. Vieną kartą pabandė, žinių trūkumas. Nepavyko, nuostolis, bankrotas, tiesiog pabandė ir net nerealizavo ir sustoja. Ir antrą kartą dažnai jau net bijo. Nes mangi vieną kartą nepavyko, bet jums ir eiti, vaikščioti savo kojytėm irgi nepavyko iš pirmo karto. Bet jūs tada, jūs net negalvojat, pavyko, nepavyko, aš noriu. Ir jūs ėjot. O dabar va tas mąstymas, tos baimės, ta nelogiška logika jūs stabdo ir jūs nebeinat. Ir kas tada? Senatvei, vyresniam amžiui, gailestis, kad aš to nepadariau, kad aš ten nenuvažiavau, kad aš to nepasakiau, kad aš su to nesusidraugavau. Kiek būna apgailestavimų dėl kažko dažniausiai nepadaryto. Nes man patinka iš tikrųjų tokie gyvenimiškos istorijos, tikros istorijos, patinka moksliniai tyrimai ir net tie moksliniai psichologiniai irgi, ko labiausiai gailitės savo gyvenime. Kad nekeliavau, nedraugavau su savo giminėm, kad nesakiau, kaip aš juos myliu, nebuvau toks šiltas, kad vat visur save stabdžiau iš tų baimių, ką pagalvos kiti, ką padarys kiti ir kaip aš jausiuos. Ir žinot ką, labai dažnai žmonės, ir tai tikrai 90% žmonių viso pasaulio bijo būti laimingais, sėkmingais. Ir ne dėl to, kad tiesiog bijo, o dėl to, kad nežino, kas tai yra. Nes jų gyvenime nebuvo tokio pavyzdžio. Ir dėl to, čia žinau, pakentėsiu, paverksiu, parėkausiu, pašūkausiu, pasibarsiu, bet čia aš žinau ir čia aš jaučiu, kad aš gyvas. O būti laimingu, ką reiškia man būti laimingu? Ir jūs dar galit net pasakyti, ką man reiškia būti, bet pabandykit savo kūną įnešti į tą, ką jūs sakot, ką man reiškia būti laimingu. Ir dažnai net kūnas, ne, aš nemoku, o kur tas adrenalinas, kuris gaminasi, o kur tas visada barniai, emocijų šuoliai, hormonų šuoliai, o kur tas visas, tengi to nėra. Ir tada būtent mūsų protas, nes protų veikia skrandžio, žarnyno bakterijas, kaip aš sakau, hormonų veikla, jie veikia mūsų protą ir tada protas, ašgi nemoku, aš nežinau. Ir va čia, laba diena, laimė ne jūsų gyvenimui, laimė ne jums. Bet aš jums pasakysiu, kad laimė yra tikrai technikos, praktikos, kur galima peržengti, kur galima laisvai įeiti į tą laimę, kur galima susikurti, žinot, kaip aš sakau, tegul mažesnį, bet kokybiškesnį ir laimingesnį gyvenimą, nei gyventi didelį gyvenimą, bet nelaimingą ir netikrą tiesiog. Nes geriau kokybiškai, nei kokybiškai. Kaip ir paslauga, geriau jūs gausit kokybiškai, nei kiekybiškai. Nes kokybiškai išlieka tikrai ilgiau, nei kiekybiškai. Ir tikrai galima leisti būti savo laimingu. Tai kas nori tapti laimingu, sveiki atvykę, kreipkitės, rašykite ir tikrai kartu eisim, čiupinėsim, žiūrėsim, į kurią pusę jums. Tiesiog nukreipti, į kurią pusę jums eiti, nuimsim tas dulkes, nešvarumus kažkokius, kurie jums trukdo pajusti tą laimę, kurie trukdo sukurti tą laimę. Bet galiu ir iš savo patirties, ir savo klientų patirties pasakyti, kad tikrai įmanoma būti laimingais, bet kokiom pasauliniam sąlygom.